Dažnokai sulaukiu klausimų ar tiesiog bendravimo su žmonėm, kai iškyla situacijos ar žmonės nori aptarti klausimus apie savo artimuosius, arba kai atrodo, kad kaip ir dėl savęs neturiu ko rūpintis. Bet man taip svarbu dėl mano artimųjų, mano namų, kad gerai sektųsi, kad klostytųsi gyvenimai, aplinkybės artimųjų. Ir suprantu, kad tas klausimas yra svarbus kiekvienam iš mūsų. Pati pasinagrinėjau Jobo knygą ir su jumis keliomis mintimis noriu kartu pasidalinti. Pavyzdžiui, taip rašo raštas ir aš tikrai tikiu, kad taip ir buvo, kaip raštas sako, kad gyveno toks Dievo tarnas, Jobas. Pirmas skyrius rašo, jis buvo tobulas ir teisus vyras, bijojo ir gerbė viešpatį ir vengė pikto. Tai reiškia, kad tas Jobas buvo dievotas žmogus, idealus žmogus. Jis gerbė viešpatį ir vengė pikto savo gyvenimo kely. Bet ką jis darė? Jis turėjo vaikų, daug vaikų. Baik keksiuk. Kodėl? Atsiprašau, su keksiuku pakalbėsiu biškiu. Kas yra keksiuk? Nekvėpuok garsiai, nekvėpuok. Gerai? Sėdėk, tau mažai vietos. Įsitaisyk geriau. Taip, gerai? Būk taip, būk. Taigi grįžkim prie Jobo vaikų. Jobas buvo tobulas žmogus, gerbė viešpatį ir vengė pikto. Bet jis pergyveno dėl vaikų, nes, kaip raštas sako, jo vaikai, čia rašo nuo 5 eilutės, jūs patys galit paskaityti, kad negaišti mūsų daug laiko, dažnai mėgdavo švęsti. Vaišes darydavo, puotas darydavo. Ir po tų vaišių ar po tų, sakykime, kaip mūsų dienomis būtų savaitgalių, Jobas pergyvendavo, kad, ir sako, čia 5 eilutė 1 skyriaus sako, mano sūnus galbūt nusidėjo ir keikė Dievą savo širdyje. Taip Jobas, raštas sako, visuomet darydavo ir taip visuomet mąstydavo. Jis galvodavo, kad jo vaikai nusideda, kažką blogai daro. Jis greičiausiai ne šiaip galvojo, jis greičiausiai matė savo akimis, tai matė ir tai, ką jis matė, jam vedė, kaip čia pasakyti, davė jam nerimą ir baimę. Augo ir jis aukodavo, eidavo pas viešpatį, neždavo aukas, aukodavo, atsiprašinėdavo Dievo, bet ką noriu pasakyti, raštas sako, kad jis ateidavo su nerimu ir baime pas viešpatį. Ir tai sako, 3 skyrius. Ir 3 skyriui Jobas ir sako, nes, atsiprašau, atkreipsiu dėmesį, kad taip ir atsitiko, kad Jobo visi vaikai žuvo, mirė, taip? Čia Jobo pradžią jūs paskaitykite ir patys rasite. Bet kas apie tai parašyta? Bet kas įdomu, kad jis suprato ir tai mums rodo 25-3 skyriaus eilutė, kuris sako, tai, ko labiausiai bijojau, užgriuvo mane ir tai, dėl ko nuogąstavau, ištiko mane. Aišku, labai gaila, kad Jobas, gyvendamas savo laiku, savo laikmečiu, tikrai galima teikti, kad nepažino taip gerai viešpatės. Nors jis gyveno, sako, su viešpačiu, gerbė viešpatį, žinojo, kad Dievas yra, bet taip gerai nepažino. Nes jis nuolat pasirodo, bijojo, nerimavo dėl savo vaikų, dėl savo namų. Ir tai rodo, kad jis eidavo pas viešpatį su auka, nešdamas auką ir bijodamas. Ir tai rodo, kaip baimė ir nuolatinis nerimas, kaip veikia aplinkybės. Už tai, suprasdama, kaip svarbu kiekviena mūsų artimieji,
ar tai būtų vyrai, ar tai būtų žmonos, ar tai būtų mūsų vaikai, ar tai būtų dar kiti artimieji, kaip svarbu ne su nerimu ir baime ateiti pas viešpatį, bet maldoje ateiti su užtikrintu tikėjimu, kad viešpatė, aš žinau, kad tu esi geras prižiūrėtojas, kad tu mirėjai viešpatė ir prisikėliai, žinau, kad tu myli visus žmonės, kad tu nenori, kad nei vienas pražūtų. Ir nežinau, bet aš tikiu, kad jeigu Jobas būtų su tokiu tikėjimu pas viešpatį kiekvieną kartą ėjęs ir su tokiu užtikrintumu, tai nebūtų taip atsitikę, kad jis pats savo mąstymu, savo kalbėjimu, savo supratimu pats davė priešui, tai yra velniui vietos. Ir šiandien kiekvienas iš mūsų pamastykime, ar savo mintimis, savo kalbėjimu, ar savo kritiką neduodam velniui priešui vietos, kritikuodami savo artimuosius. Suprantu, galbūt yra tikrai atveju, kai mes matom, kad netaip elgiasi, ar blogai mokosi, pavyzdžiui, vaikai, ar neparuošia pamokų, ar neatsakingi. Bet į ką mes kreipiam dėmesį ir ką mes nuolat kalbam. Tiek vaikam, tiek vyrui, tiek žmonai. Ir svarbiausia viešpačiui. Tai labai noriu atkreipti dėmesį. Tai, ką pati suprantu, kaip man atėjo supratimas, kad kiekvienam ateitų suvokimas, kad pas viešpatį, kai ateinu, ir kaip ir Filipiečiams 4 skyriui sako, kad ateinu su tuo nieko nesirūpindama, bet neateinu su baime. Suprantate, yra du skirtingi dalykai. Kai aš ateinu su baime ir kalbu kaip kad nebūtų, arba kaip yra blogai su tuo ropatu ir skundu, su tuo skundimosi ir nepasitenkinimu. Bet ateiti pas viešpatį su užtikrintu žinojimu, kad viešpatį, aš žinau, kad tu rūpinėsi mano vaikais, aš žinau viešpatį, kad jie tarnauja tau viešpačiui, aš nežinau kada, bet aš žinau, kad tas laikas ateina. Užtikrinta turėti žinojimą ir laukti, kad situacija keičiasi. Ir žinot, tai yra mūsų dalis. Ir nebereikalo jau Naujajam testamente Jėzus tiek atkreipėsi ir dėmesį, man atrodo, Morkaus skyriuje, tiek 5, tiek 9 skyriuje, kur dėl Izairo dukros, Izairo tikėjimas prikėlė iš mirties dukrą. Izairo tikėjimas, tai rodo tėvo tikėjimą, mūsų kaip tėvų, taip nuostata. Arba kitas buvo atvejis, kur buvo apsėstas sūnus ir mokiniai negalėjo išvaryti tos ligos, to demono. Ir Jėzus sakė, kiek aš galiu kęsti tą jūsų netikėjimą. Ir tada tėvas vėlgi sūnaus sako, padėk mano netikėjimui. Tai reiškia, padėk man atsisakyti to netikėjimo. Ir šiandien linkiu kiekvienam iš mūsų mokytis atsisakyti netikėjimo. Kad jeigu rimti konkrečiai maldas, tikėjimą dėl mūsų vaikų, dėl mūsų artimųjų, imkim konkrečiai vaikus. Kaip ir Jobo čia skyriuje yra aiškiai apie vaikus, kai jis meldėsi, nerimavo dėl vaikų elgesio ir norėjo be abejo gerą. Bet ta jo baimė ir nerimas atvėrė vartus, atvėrė duris ir davė vietos velniui veikti, tol kol pražudė. Tai todėl šiandien mes drąsiai, kaip viešpats sako, artinkimės prie viešpaties malonės sosto, su užtikrintu žinojimu, kad viešpats yra geras mūsų namų, mūsų vaikų prižiūrėtojas, kad jis įdeda ir norą, ir troškimą, ir duoda įvykdymą iš savo palankumo, kad mūsų vaikai nesielgia kaip patarė bedieviai, nesėdi su apjuokėjais, bet labai mėgsta viešpatė tavo žodžius, kad jie pasirenka, kas teisinga, kad jie labai mėgsta viešpatė tavo žodžius, tavo tiesą, tavo išmintį, ir jie yra kaip medžiai prie upių pasodinti. Ir metui atėjus, jų lapai nevysta. Ir viskas, ką jie daro, klesti ir sekasi.
Tegu va ta Dievo tiesa, tie Dievo pažadai, tegu jie būna jums tiesa ir tegu tai ima viršų aplinkybėse. Ir nežiūrėti, kad ar neruošia pamokų, ar neatsakingas, ar kažko nesitvarko, ar kažko nepadaro. Ne į tai fokusuotis ir ne su ta nuostata artintis prie viešpatės. Kiekvieną rytą ar kiekvieną vakarą, kai einame pas viešpatį, bet dėkokime viešpačiui, su dėkojimu širdį. Nes viešpats sako, visuomet ir už viską dėkokite. Ne už tai, kas blogai, bet kad tai, kas blogai viešpatė, tu keiti. Ir ne į blogą fokusuokimės, o į tai, kas gera. Nes viešpats aiškiai sako, mąstykite tai, kas gera, tai, kas teisinga, tai, kas garbinga, tai, kas ugdo jūs pačius ir klausytojus. Tikiu, kad man išėjo perduoti tą informaciją, tą žinią, kaip artintis prie viešpatės sosto, kaip nepasiduoti nerimui, baimiai, kai melžiamės dėl savo vaikų ir būti užtikrintais, kad negalvotai, ko labiausiai bijojau, kad tas ir neužgriūtų jūsų, kad linkiu ir prašau viešpatės tos nuovokos, tos išminties, kad baimė neužgriūtų mūsų širdies ir tai neužbombarduotų, neužsisuktų tą nerimas ir baimė. Bet kiekvieną kartą, kad nerimą ir baimę mes mokėtume pakeisti, turėtume tą įprotį, nuovoką ir supratimą keisti tik Dievo žodžiu. Nežinom, kai ateina baimė ir nerimas dėl mūsų vaikų, aš žinau, kad baimė ir nerimas ne iš Dievo. Kad viešpatė, tu dabar rūpinėsi mano vaikais. Ačiū tau viešpatė, kad tu man duodi ramybę ir aš pasiimu tą ramybę, tikėjimu. Nes be tikėjimo, jūs žinot, neįmanoma patikti viešpačiui. Nes tas, kas artinasi prie viešpatės, jūs žinot, jiem būtina tikėti, kad Dievas yra ir jo ieškantiems atlygina. Bet mes šiandien turim ieškoti savo mintis, savo protus, savo žodžius, būtent kreipti į tai, ką viešpats sako. Kad taip, ką bedarytų mano dukra, ką bedarytų mano sūnus, aš žinau viešpatė, kad jis keičiasi ir aš neatiduodu. Tai reiškia, aš nepasiduodu nerimui, baimei ir aplinkybėm. Aš dėkoju viešpatį, kad tu prižiūri jų gyvenimus, kad tu įdedi teisingus norus, kad tu keiti jų įpročius viešpatį ir kad mano namai, mano vaikai, mano vaikaičiai, jų šeimos iki 4 kartos viešpatį tarnauja tau viešpatį. O aš kiek galiu darau tą tinkamą teisingą įtaką. Nuolat ir pastoviai artinkimės prie viešpatės sosto su tuo dėkojimu, užtikrintumu, užtikrintai laukti jūsų nuostatą, užtikrintai laukti, kad nežiūrinti tai ir Jobas tegu būna pavyzdys mums, kaip nereikia melstis ir kaip nereikia įsileisti nerimo ir baimės, bet būt užtikrinti, kad jūsų vaikai ir vaikaičiai, jūsų vaikų šeimos iki 4 kartos pasikartoja. Pagal jūsų tikėjimą, jūsų įsitikinimą viešpačiu yra išgelbėti, amžinybei palaiminti ir Dievo palaiminimai jų gyvenimuose veikia, jie nesirenka, kaip patarė bedieviai, nesėdi su apjuokėjais, bet labai mėgsta viešpatė žodžius. Tai reiškia, jie labai mėgsta tai, kas gera, tai, kas teisinga. Ir jūs su tuo tikėjimu eikite pas viešpatį, kad viešpats tikrai įdeda, nes jis sako, nepasakysiu kokioje vietoje, kad įdeda ir norą, ir troškimą, ir duoda įvykdymą pagal savo palankumą. Nes žinokite, kad Dievas labai myli ir yra priimtini ir mes, ir mūsų vaikai viešpačiui priimtini. Ir su tuo tikėjimu, nuolat ir pastoviai, artinkimės prie viešpatės sosto. Dėkokime viešpačiui, kad jis yra geras mūsų vaikų, jų šeimų prižiūrėtojas. Ir kad jis rūpinasi mūsų vaikais, o mes dėkingomis širdimis, nuolat ir pastoviai. Dėkokime viešpačiui. Su dėkingumu artinkimės, nežiūrėdami į tai, kiek yra įvairiausių aplinkybių, kur mums nepatinka, bet būtent su tuo dėkingumu, tai, kad Dievo žodis sako, kad tai būtų mums tiesa ir tegu tai keičia mūsų pačių nuostatas ir dėl to keis
į mūsų artimųjų nuostatas. Nepamirškite, Izairas pasitikėjo viešpačiu, kitų pilna rašto vietų, kai tėvai tikėjo ir Dievas veikia jų vaikų gyvenimuose. Tegu tai būna jums didžiausias, akivaizdžiausias pavyzdys Dievo žodžio tiesa. Jėzaus Kristaus vardu linkiu kuo geriausios kloties, einant tikėjimo gyvo Dievo keliu.